Taip, Armantai, pradžiai paprastas toks klausimas. Ar trečiadienio rungtynėse benefisas jau pasimiršo, ar vis dar yra kažkokios likusios emocijos po tų rungtynių? Likę gal tik tokie teigiami prisiminimai, bet visos mintys į artimiausias varžybas ir maksimalus susikaupimas toms varžyboms. Ar pavyko atsigauti po tų rungtynių? Na, nežinau, futbolininkams be abejo vienaip, kaip vartininkai po tokių rungtynių atsigauna, atsistato jėgas? Praėjau nemažai laiko, keletas dienų, taip kad pavyko atstatyti tas fizinės jėgas ir tas psichologinės tas jėgas išnaudotas, taip kad manau, kad esame atsistatę ir turim dar keletą dienų pasiruošti trečiadienio varžybom. Armantai, komandoje esi tas paskutinis bastionas, į kurį jau, kaip sakant, visi žiūri su ta paskutinė viltimi, ar būnant tokioje pozicijoje prieš tokias atsakingas rungtynės nesijaučia ir kaip papildoma įtampa, psichologinis spaudimas? Na, kaip pasakyti, reikia mokėti susitvarkyti su tą įtampą ir tuo spaudimu. Aišku, neeilinės varžybos, gal ir tos įtampos daugiau būna prieš varžybas, bet vėlgi, kai žaidėjai aikštėje, tas pirmas teisėjo švilpukas nuskamba ir tas visas dingsta, tas visas jaudulys ir tiek belieka tik mėgauti žaidimą ir tokiam rungtynėm. Treneri, po rungtynių su Liudagorecu prabėgo kelios dienos, kelios dienos. Kaip komanda atsistatė po to mačo? Vis tiek tai buvo neeilinės rungtynės ir futbolininkams, ir treneriams. Ar jau esate pilnai atsigavę? Manau, kad esam procese to atsistatinėjimo, tikrai niekur neforsuojame, esam tokiam sezono etape, kur nėra svarbiausia dabar žaidėjus treniruoti ar fiziškai, ar taktiškai, tai yra svarbiausia tos atsistatymo procedūros ir būtent tą ir darėm. Ketvirtadienį iš karto po rungtynių turėjom atstatomą treniruotę, penktadienį buvo laisva diena, šeštadienį, sekmadienį jau treniravomės, bet irgi tokiam palengvintam režime, be didelio intensyvumo. Šiandien iškeliaujam ir vakare treniruosimės Bukarešte. Tai vėlgi išlipus iš lėktuvo, tai bus tokia, sakykime, daugiau atstatomojo pobūdžio treniruotė, o rytoj jau Rozgrade turėsim priešvaržybinę treniruotę, kur sudėliosim pagrindinius žaidimo plano akcentus. Ar visi futbolininkai sveiki, ar nėra kažkokių rimtų traumų? Tokių skausmelių, sakykime, kažkokių mažų, tai visada jų yra ir ypatingai po tokių rungtynių manau, kad jų negali nebūti, tai vis viena mikroplyšimai, mikro įtrūkimai raumenų, tai jie yra, taip pat susikaupę teršalai organizme, kurie turi būti pašalinti, tad dirbam, kad žaidėjai maksimaliai atsistatytų, nes dabar, kaip dar kartą pasakysiu, šitame etape yra pats svarbiausias dalykas, tai yra žaidėjų šviežumas, tai tikimės, kad jie bus švieži ir pasiruošę 100% trečiadienį. Mes daug kalbam apie žaidėjus, o kaip treneriai, ar jau galvos šviesios? Ar... Tai trenerių galvos visada šviesios, tai čia nėra joms ko aptemti, tikrai nesam kažkur pakilę nuo žemės, labai tvirtai stovim ant žemės abiejomis kojomis ir labai gerai suprantam, kad darbas dar toli gražu nepadarytas. Panašioje situacijoje buvom pernai, nors ir šiemet laimėtos rungtynės, bet esmė visiškai ta pati, priešininkam užtenka vos vieno įvarčio ir jie tampa padėties šeimininkais. Todėl džiaugtis tai nebent galima dėl to, kad sužaidėm neblogas rungtynes prieš tikrai gerą komandą ir žaidybinė prasme buvom geresni nei jie, tai tas parodymas savo ir patikėjimas, kad mes galim žaisti su geriausiam Europos komandom, tai tas yra smagu, bet visa kita, tai tikrai labai gerai suprantam, kad iki darbo pabaigos toli gražu nėra taip viskas paprasta ir manau, kad išvykoje Liudagorets komanda bus visiškai kitokia. Jeigu buvo kažkoks Vilniui neįvertinimas, tai ten tikrai to nebus, nes jiems trauktis nebėra kur ir bus ir presingas, ir aktyvumas nuo pat pirmų minučių. Nebejoju, kad jie norės ir greito įvarčio rungtynių pradžioje, tad turim būti visam kam pasiruošę.